Sveiki visi, švenčiantis vasario 16-ąją. Šiandieną maloniai priėmė į svečius profesorius Dainius Žalimas ir šiandien, kaip niekada, norėtumėm pakalbėti apie vasario 16 aktą, bet ne apie 1918 Lietuvos tarybos priimtą, bet kitą 1949 metų Laisvės kovų sąjūdžio deklaraciją. Tai ką ji reiškia Lietuvai? Šiaip galima būtų kalbėti apie kartu tos du aktus, kadangi vienas su kitu yra susiję. Aš turiu omeny, kad 1949 metų vasario 16 dienos Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracija, ji neišvengiamai kyla iš 18 metų vasario 16 Lietuvos tarybos nutarimo, kadangi vienas iš šito akto tikslų buvo atkurti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, o Lietuvos Respublika buvo įkurta ne kaip kitaip 18 metų vasario 16 dienos aktų. Dėl to tam tikrą prasme 49 metų vasario 16 dienos aktas arba deklaracija LLKS tarybos iš tiesų yra išvestinis aktas iš 1918 metų vasario 16. Dar kartą jį patvirtinantis, kad būtent tokiais pagrindais sutvarkyta Lietuvos valstybė norima atkurti, kokie yra deklaruoti jau 18 metų vasario 16. Be abejo, čia dar nepraleidžiant 20 metų gegužės 15 dienos steigiamojo Seimo rezoliucijos. Bet ką aš dar norėčiau pasakyti, kas iš tiesų galbūt vis dėlto mažiau žinoma žmonėms, kurie mažiau domisi konstitucinė teise, kad yra trys šiuolaikinės Lietuvos valstybės pamatiniai konstituciniai aktai. Tai pirmasis ir pats svarbiausias be abejo yra pats valstybės įsteigimo aktas 18 metų vasario 16 dienos Lietuvos tarybos nutarimas. Antrasis, jeigu taip žiūrėt pagal svarbą, pagal vaidmenį, kuris atliko, yra 90 metų kovo 11 dienos Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos aktas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo. Ir trečiasis apie tai, ką mes kalbame. 49 metų vasario 16 dienos LLKS tarybos deklaracija. Ir būtent taip, kaip trys pamatinius šitos valstybės konstitucinius aktus, būtent taip jos yra išaiškinęs ne kas kitas, o Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas. Dar vienas svarbus dalykas, kadangi tokia jau šita aktų reikšmė. Tai 49 metų vasario 16 dienos LKS tarybos deklaracija, čia jūs nustebsite, bet ji turi aukštesnę galią netgi negu Lietuvos Respublikos konstitucija. Kadangi konstitucija nerašoma tuščiame lape, įpratėse tam tikras konstitucinės tradicijas, o čia yra vienas iš pamatinių Lietuvos valstybės konstitucinių aktų. Ir konstitucija tik įtvirtina, išreiškia, detalizuoja tas tradicijas ir tos principus, bet ji turi būti aiškinama atsižvelgiant, kada žinoma reikia, atsižvelgiant į 49 metų deklaraciją ir jokių būdų jos nepaneigiant. Ir tą irgi yra išaiškinęs konstitucinis teismas, kad tai yra virš konstitucinė netgi galia. Tai švenčiant vasario 16 reikia labai stipriai apsispręsti, kurią datą švenčiam, ar Lietuvos tarybos aktą, ar partizanų. Abidvi. Niekaip negalime atskirti. Nes viena kitą savotiškai irgi papildo, aš kaip minėjau, be to, kad iš tiesų 49 metais yra siekiama įgyvendinti 18 metų aktą, tai yra atkurti nepriklausomybę, išdėstomi atkuriamos Lietuvos valstybės konstituciniai pagrindai. Daugelis jų yra šiandien įgyvendinta, aišku, ne tais pačiais žodžiais, bet Lietuvos Respublikos konstitucija išreikšta ir daugelį reikėtų atitinkamai aiškinti. Bet ką aš turiu omeny, kodėl tai dar yra susiję? Neslėpsime juk, kad nuo 1920 iki 1940 metų Lietuvoje nebebuvo demokratinio režimo. Tai štai ką pasako partizanai iš esmės 49 metų deklaracija. Mes matome Lietuvą kaip parlamentinę respubliką, ne kaip smetoninę, arba jau smetoninės ir nebuvo galima atkurti, bet ne kaip kokią nors autoritarinę
bet būtent kaip parlamentinė ir demokratinė. Ir aš pabrėšiu, kad 49 metų deklaracijoje partizanai yra labai aiškiai pareiškę, kad jie vadovausis 1922 metų konstitucijos dvasia. Tai reiškia, tiek 28 metų, tiek 38 metų konstitucijų partizanai praktiškai ir nepripažįsta, kas beje visiškai teisingai žvelgiant iš šio laikinių pozicijų, nes abidvi konstitucijos nebuvo tautos priimtos, tai buvo iš esmės prezidento valios aktas arba jam paklusnių žmonių. Tai šitą visada reikia prisiminti, o 18 metų aktas jūs juk ir deklaravo ne tik nepriklausomybę, bet ir demokratiją. Tai 49 metų deklaracija tą dar kartą pabrėžia. Jeigu kalbėti taip, aš šiek tiek poetiškai, tai tie laisvės kovotojai, jie yra tie tikrieji laisvės vaikai, gimę nepriklausomybės pačioje aušroje, pirmose metuose ir jie puikiai įnešė tai, kas turėtų vykti valstybei. Tikrai taip, aš žinokit, net kartais labai stebiuosi jų tokia genialiai išmintimi ir tokia toleregystė. Ypač žvelgiant į tuometinės kovos sąlygas, kai iš esmės reikėdavo didžiąją laiko dalį praleisti kažkur slaptantis bunkeryje. Tai parašyti tokius dalykus, kad pavyzdžiui Lietuva turi būti demokratinė, vadovautis 22 metų konstitucija. Bet čia dar ne viską, žinokit. Mes dabar jau visi kalbam apie savaime suprantamą faktą, kad Lietuva yra vakarų dalis, ar ne? Yra tapusi NATO ir ES nare, mes įsipareigoję atitinkamiems standartams. Tai šitos tradicijos pradžią, būtent vakarietiškos geopolitinės orientacijos pradžią, galima įžvelgti kaip konstitucinės tradicijos pradžią, ne kur kitur 49 metų deklaracijai. Ir vieną iš nuostatų, aš aišku, jos pažodžiui nepacituosiu, bet tiesiog pasakysiu, tai, kad Lietuva įsipareigoja visuotiniai žmogaus teisų deklaracijai. Tai tuo metu tai buvo skiriamasis bruožas tarp rytų ir vakarų. Vakarai įsipareigoja visuotiniai žmogaus teisų deklaracijai, rytai arba ją neigia, arba bent jau neutraliai ją žiūri. Tai, žinokit, netgi dabar yra jau praktiškai kaip visuotinai pripažintas faktas, kad Lietuvos Respublika, pabrėžiu, Lietuvos Respublika įsipareigoja visuotiniai žmogaus teisų deklaracijai būtent 49 metų vasario 16 dieną. Būdami nelaisvi. Taip, būdami nelaisvi, savaime suprantama, tą įsipareigojimą buvo sunku arba neįmanoma vykdyti, bet tai yra jau Lietuvos valstybės konstitucinis įsipareigojimas į ateitį ir tai išreiškia, aš dar pasakysiu, būtent vakarietišką Lietuvos valstybės kryptį. Ten beje buvo kreiptasi ne kur kitur, o į demokratinį vakarų pasaulį pagalbos. Tai mes iš to ir matome, kad konstituciniai tradicijoje vėliau atsiranda ir NATO, ir ES, mes tampam šitų organizacijų nariais. Tai čia ne šiaip savo, o tai yra iš 49 metų deklaracijos. Dar vieną dalyką galbūt, kurio irgi šita deklaracija yra išskirtinė ir turinti beje tiesioginę reikšmę ir mums, netgi ir šiandien, tai išreiškiant ir tam tikrą Lietuvos konstitucinę tradiciją be abejo, yra vienodas neigiamas požiūris į abu totalitarinius režimus, tiek nacistinė, tiek komunistinė, nes labai aiškiai pasakyta, kad asmenys, kurie susitepė krauju per nacistinės Vokietijos ar Sovietų Sąjungos okupacinį laikotarpį, turi atsakyti. O tai iš esmės reiškia, kad Lietuva privalo vienodai netoleruoti abiejų režimų, vienodai drausti abiejų režimų ideologiją, ką mes beje stengiamės ir daryti. Taip kalbant apie simboliką ir labai specifinė nuostata, kad čia būna kartais ginčių, ką daryti su komunistų partija, galbūt ten ją kažkaip iš naujo uždrausti ar panašiai. Jau uždraudė partizanai? Partizanai būtent ir uždraudė. Šita nuostata yra tiesiogiai veikianti, jie yra irgi Lietuvos valstybės konstitucinė tradicija ir uždraudė beje labai grakščiai ir kultūringa kalba. Nėra teisinė partija, nes priešinga nepriklausomybė ir demokratija. Minėjot partizanų toliaregiškumą ir turbūt reiktų minėti ir intelektualumą, nes sukurti tokio lygio dokumentą nepaprastam kaimo bernui, jeigu taip grubiai išsireiškia. Be abejo. Tai ar yra spėjama, ar manoma, kas buvo autoriai tezių, formuluočių, iš kur mes ėmėmės, kokie buvo mūsų teisininkai, trumpai kalbant?
Tai teisininkai tikrai tokie buvo ne visi. Ką aš turiu omeny, nes tikrai nedaug kas iš teisininkų ėjo į partizanus. Ir kada yra kalbama, kokia teisinė tradicija ir kokius teisininkus mes turėtume labiausiai gerbti, man šiandien tikrai yra apmaudu, kad užmirštami partizanų teisininkai. Dažnai vos ne sovietinius teisininkus daugumą prisimenam, kurie kolaboravo su sovietiniu režimu arba kai kurie su nacistiniu. Tai štai yra daug maž žinoma, kas šitos deklaracijos daugelio nuostatų autorium galėjo būti. Be abejo, tikėtina, kad po jo mirties šiek tiek deklaracija pasipildė, pavyzdžiui, tą visuotinę žmogaus teisų deklaraciją, nes fiziškai jinai negalėjo būti tuo metu įtraukta. Tai yra partizanas Alfonsas Vabalas, kuris turėjo, pavyzdžiui, profesoriaus slapyvardį, turėjo ir kai kurių kitų galbūt, bet kuom jis yra unikalus, yra teisės mokslų daktaras, apsigynęs disertaciją Sorbonoje, ką irgi ne kiekvienas galėdavo pasiekti. Pasakyk dar žiūrovam, kad tai yra kino režisieriaus Raimondo Vabalo tėvas. Ir aš tikrai labai norėčiau, kad bent jau teisininkai kreiptų į didesnį dėmesį, nes tai yra žmogus parašęs iš tiesų konstitucinės teisės ir paminklą, bet ir labai didžiulę šiuolaikinę reikšmę turinti dokumentą. Mes jau kiek aptarėm, bet iš esmės ką tai atspindi? Tai atspindi labai pažangų partizanų požiūrį, kurį mums reikėtų irgi kartais visada prisiminti. Partizanai žiūrėjo į priekį. Nes okupacijos sąlygomis galvoti apie demokratiją galbūt daugelį atrodytų nepagrindinis reiškinys. Galvoti apie vakarus, o ne apie kokius nors kitus sąjungininkus, galbūt irgi daugam atrodytų ne tai. Tai partizanai galvoja apie vertybinę Lietuvos Respublikos orientaciją ir jie norėjo, kad Lietuvos žmonės būtų vakarų dalimi ir lygiavertė vakarų dalimi, o ne kokia nors atsilikusią provinciją. Tai kągi, aš labai dėkuoju už šį pokalbį ir gal baigim šį mūsų šventinį pasikalbėjimą tai žodžiais, kad atiduokim tėvynei, ką privalom. Ir ką galime. Ir ką galim. Nes ta frazė, ta tezė buvo tuo metu ir sugalvota Minaičiuose 49 metais. Ačiū Jums labai. Ačiū. Geros vasario 16.